Sveiki visi baterijų remonto žiūrovai. Atėjus šventiniam sezonui, daugelis pradedat ieškoti dovanėlių. Prasideda, taip sakant, dovanų šurmulys. Ir aš irgi neišimtis. Pradėjau galvoti, kokį man reikėtų savo nusipirkti. Kažką palepinti reikia. Sėdėjau, mašiau. Į sodybą kažko reikia. Ir prisiminiau, kogi man reikia kokių nors kopėtėlių užlipti į antrą aukštą. Kadangi ilgos pas mane yra, bet su jom labai nepatogu. Kadangi jos yra net virš 5 metrų ir pastoji čia su jom laipiot, galvoju, reikia kažkokių nedidelių išskleidžiamų kopėtėlių į antrą aukštą. Atsidarau internetinės platybės. Žinoma, kiniečius, nes jie gali pasiūlyti geriausią kainą. Ir, žinot, surandu naują tinklalapį. Vadinasi Vevor ar Veivor, kažkas panašaus. Išsinaršau ir volia, suradau nedidelės, puikiai sulankstomas kopėtėlės, užsakau. Žinokit, atvažiuoja super greit, tik savaitę laiko. O po savaitės į mano duris pasibeldė paštininkas. He came in my back door. The postman came in my back door. Oh, what a delight. Na ką, persikėlėm į vidų ir prekė pas mus jau atėjo. Laukiam, užsiuskit prekę. Žiūrėkit, net ir dėžė su įpakavimu. Vevor. Įdomu, kaip iš tikrųjų skaitosi. Vevor ar Vevor? Nežinau. Gerai, pakuojam. Visos pakuotės svoris 10 kg. Žiūrėkit, net yra užsegimas. Puiku. Na ką, žiūrim, kaip jinai ištraukia. Turbūt teks išeiti į lauką, nes čia man neužteks aukščio. O dabar persikėlim į lauką. Ateikit biškį arčiau, parodysiu, koks patogumas. Paėmęs į ranką, žinokit, sakysi turbūt, kad Vydai, tu nori išgirti produktą. Ne, aš sakau taip, kaip yra. Paėmiau ranką, žiūrėkit, automatiškai. Net nereikia galvoti. Ranka į savo vietą tiesiog gulasi. Ir rankinėlė net yra guminė. Pasižiūrėkit, matot? Guminė rankinėlė. Labai patogu. Nepasakysi, kad 10 kg, va, pažiūrėkit, kaip pilnoju. Puikiausiai laikus. Ir žiūrėkit, kad neišsiardytų jinai. Neiščiuoštų, yra toksai užsegamas užraktas. Hop. Ir žinokit, laikosi, nekrenta, matot? Kietos, toros guminės kojytės su prapajovimais, kad būtų geras įsirėmimas. Taip, toliau, ką aš sakau, ką aš pastebiu. Ateikit arčiau, parodysiu. Visų pirma, visi saugumo reikalavimai, instrukcija, taip sakant, užklijuota, reikia laikytis ko. Matot, netgi užgarantuota savo vardu, Vevor. Kad nebūtų gėda, lipdukus klijuoja, tai turėtų būti ir kokybė geresnė. Žiūrėkit, kiekvieną pakopą galima užfiksuoti. Užsifiksavo. Užsifiksavo, įsitempė tiek, kiek jums reikia. O jeigu dabar reikia nuleisti, reikia spaudžia 2 knopkutės raudonas čia pačios. Matot, leidžiasi. Lemba, nuostabus produktas, kiek kol kas, kiek matau, kiek man patinka. Gerai, ištraukim kiek jos. Arba galima netgi sakyčiau taip. Wow, how do you do that? Magic. Čia jau pagal techniką išsidirbs, va, kaip greitai, matot? Viskas. Fiksatoriai užfiksuoja ir čia ateikit parodysiu. Pažiūrėkit, yra skylutės. Žalia skylutė ir žalias tokias kaip rodiklėlis, kaip taškeliai raudoni, žali. Viskas reiškia gerai, užsifiksavę. Matot raudoną. Viskas, jisai pradeda leistis. Fiksavimo nėra. Man tas nepatinka, kad jisai apatiniai zonom dar neužsifiksuoja. Galbūt galima čia kažką tai... Bet ne, matau, nesifiksuoja apatiniai zonai. Tik tai viršutiniai. Nu, okei. Ką, lipam, pasižiūrim,
kaip ir stabilu. Visai nieko. Sakyčiau, kokie 240 aukštai. Žinai, aš 1,75 m. Nu kažkur apie 2,40–2,50 aukštis gaunas, sakyčiau. Nu nieko, o nu ką, bandom suskleisti. Fiksuojam. Pernešam. Žinot, kiek svorį laiko? 170 kg. Bent jau ką nurodo gamintojas. Nu pasižiūrėk, koks nustabus. Kur tu tokias kapetėlės namuose? Visur gali įdėti, kur tik tais nori. Ir persinešinėti ir automobilį, įvežė į sodybą, kaip mano atveju, ir gali užlipti į antrą aukštą. Na, eina parodysiu, kaip aš jas įgyvendinsiu. Persikeliam į pirtį. Mes bandysim išskleisti kuo įmanoma daugiau. Viską užsifiksavo, kaip ir, nu ir bandom lipt. Palinkėkit man sėkmės. Na, Gabor, tikiuosi nenuvilsi manęs. Ogi puiku. Štai ir puikiai kalėdinė dovana. O visiems, kas norės pasinaudoti šitų tinklalapių, nuoroda bus apačioje. Beje, ir bus dar nuoroda į nuolaidos kuponą. Taip kad statom laikas, jeigu patiko, ir gražių visiems švenčių. Iki.